Čia teka upė Šventoji, Pupso puntuko akmuo, laimę surasti gali prie Laimės Žiburio, o jeigu Jonas Biliūnas būtų turėjęs savo YouTube kanalą, jo sekėjų skaičius būtų didesnis nei iShow Speedo. Taip, mes esam Anykščiuose, šventėje prie Šventosios! Keliam nykščius už Anykščius! Labą dieną, labą dieną, labą dieną, gražios šventės. Oho, kiek daug žmonių. Čia matau savo seną, gerą, pažįstamą periuką. Sveiki, Laimai. Labas. Kalnai kelmuoti. Pakalnės nuplikę, kas mūsų grožiai senobiniai likę, kai šiškom žydėjo, visas klypas nusėtas. Periukai, kaip jums šventė, sakykite? Ko tikitės, Laimai, iš šventės? Tikiuosi šventiškumo, nuotaikos, gero oro, čia dar visokių edukacijų, koncertų, artistų, maisto gero, suvažiavimo pasaulio Anykštėnų. Mes dabar čia stovime, ties pagrindinė Anykščių gatvėje ir laukiam, kol per šitą tiltą motociklininkų kolona pravažiuos. Tai nepabėkit, turėsim gerą pramogą, gerą reginį. Šurmulys didžiulis, visi laukia baikerių. Baikeriai pasirodo. Baikerių pasirodymo labiausiai laukiančio šventėj, taip? Sveiki, baikeriai. Kuo jūs vardu? Dalia. Arūnas. Audrius. Viktorija. Plieninis žirgas čia stovi, didžiulis. Kiek gali sverti toks žirgas? 300 kg. 300 kg. O kiek galit vežti su tomis rogėmis? Senelis Šaltis kiek veža, tiek ir mes vežam. Kiek arklio galių jūsų visų motociklų sudėję būtų, gal žinote? 1000. 1000? 1000? 1000. Kokiu greičiu važiuoja? Leistinu. Tik tai leistinu. 50. Te užmiesti 90. Ką tik stebėjote baikerių pasirodymą? Ar suskaičiavote, kiek buvo motociklų? Apie 150, sakyčiau. Tiksliai, 150, taip? 2, man reikės. Gal galite šiek tiek žiūrovų supažindinti, kokios dalys, kas kur čia burbė, birbė? Visas yra va čia širdis, matote. Taip. A kita širdis yra čia ir 2 širdis plaka vienu ritmu. Labai gražiai pasakyta. Čia kaip senelio Šalčio rogės. Galima atsisėsti? Galima? Aš va čia prisėsiu. Ir kiek arklio galių jūsų motocikle? Oi, nežinau. Sauliau, kiek čia galiu? Sauliau, kiek galių? Kilovatais. Apie 80. Supratau, pas mane pusę asiliuko. Klausimas, galėtumėte šiek tiek pariaumoti kaip motociklas? Galiu tik miau pasakyti. Galim kartu. Galim kartu, Eglė. Apžiūrėjom motociklus, o dabar išalkom, eisim į miestelėnų pusryčius. Matau, vaišinate Anykštėnus. Kuo vaišinate? Nu, tai vaišinam lietuviškam vaišėm, aišku, lašiniai, skilandžių, duona, sūrių, medum. Nu, mes lietuviai darbštus žmonės, viską turim. Gaiva nuo ryto, arbūzų. Labai matau gražus, gal aš galėčiau vieną? Tai prašom, ragaukit. Gal skanu bus. Žinokit, geriau negu kava nuo pat ryto. Su visais kaulais. Sveiki, merė, kuo vaišinate visus? Vaišinu medumi, 2 rūšių medus, birželio 3 išimta ir Liepos 26 išimta iš avilio
sūris vietinis, agurkai vietiniai. Supratau, merė, o kodėl vienas medus baltas, kitas geltonas? Todėl, kad skirtingi augalai skiria nektarą ir skirtingų metų yra skirtingas medaus skonis ir konsistencija. Galima, merė, aš paimsiu agurkėlį. Suvalgykit jį visą su koriuku ir pasakysit, kaip skirtingas skonis su šios dienos. Kitas produktas. Teisingai. Kitos gėlės, kitas nektaras, bitės tos pačios, o produktas kitas. Ačiū, merė. Ačiū, kad valgot. Skanaus. Kuo jūs vardu? Ema. Iš kur atvykote pirmiausia? Šiaip aš pati esu Nikštienė, bet prieš 5 metus iškeliavom į Ignalinos rajoną į vyro gimtinę, į Ceikinius ir tuos 5 metus vežu ceikiniškius, labai aktyvi bendruomenė ir dalyvavom floristinėse kilimuose. Šiek tiek papasakokite apie savo kūrinį. Mes esame iš Ruonių kultūros centro, Kaišiadorių rajone. Genutė Molio mokytoja, aš floristikos. Kėlėme 6, atvažiavom, tai nuo 11 pradėjom čia viską dėlioti, bet žinokit, dėliojom, kol matėm, kol dar tamsu jau šiukelius, va dar matai, tamsoj gal kokį ir nepakėlėm. Koks pavadinimas jūsų kūrinio? O čia ir yra šventė prie šventosios. Šventvietė, šventė prie šventosios. Ir yra senas žodis šventa, šventė, šventoji, šventa upė, tai va šventi medžiai, šventa ugnis ar šventas šaltinis, aš nežinau, ar va ta upė, tai mes tokius... Nes tai yra bendrystė, tai yra gamta, tai yra žmonių ryšys, banguojančios bangos. Ir kiek laiko užtrunka sukurti jums tokį grožį? Jei atvirai, mes jau, sakim, baigsis kilimai šiais metais, mes jau turim viziją kitiem metam, po truputį pradedam rengtis kažkokius augalus ir jau kai sužinom pavadinimą renginio, to viso ciklo, kas čia bus Anykščiuose, jau pradedam mąstyti, tai taip grubiai kažkur mėnuo, 2 mes dirbam jau tada labai intensyviai. Ar nebijote, kad kažkas atsikas bent vieną iš oboliukų? Sakot, jis toksai valgomaiškai atrodantis. Labai skaniai ir žiūrisi. Labai kišenė, jei nebijot žalio, kad dantis atčiau. Supratau, ačiū už dovaną, tikrai garbė. Va šitas gražesnis, keičiam. Nu gerai, dar. Ai. Labadiena, krašto gynėjos. Ką jūs pristatinėjat žmonėm? Žaidžiam tokį žaidimą, kad jie turi atspėti viską, kas čia yra. Ir deda maskuotės visokias. Jeigu paprašyčiau man uždėti, ar būtų įmanoma greitai padaryti? O jos nusiplaus ar nenusiplauna? Nebijokit, nusiplaus. Ai, tai tada nebijau. Dabar gali būti, kad operatorius manęs nemato, kai esu užsimaskavęs? Nelabai. Nelabai mato, taip? Manote, kad dar reikėtų, ar ne? Taip. Tepkit. Ačiū labai, dabar jau tikrai esu pasiruošęs. Taip, merginos? Taip, pasiruošęs. Siūlom salotytę su česnaku, salotytę su čili. O pertrauksiu, atsiprašau, o kas čia va būtent, kas čia? Tai yra salotytė su čili. Paragavimui siūlot, ar čia mokamai? Čia niekas Galiu. Čia viskas Galiu? gali. Galite man palaikyti mikrofoną ir aš skanausiu. Jūs ragaukit ir pasakykit. Nuostabaus skonio. Nuostabaus. Labai skanu. Ir dar duonytė su lašinukais. Ir aš stebiu laimės ratą. Kas ten per laimės ratą, sakykit? Sukam laimės ratą, laimim pomidorus, kekinius, pomidorus avietinius, agurkus trumpavaisius ir agurkus ilgavaisius. Sukam ir laimim. Sukam ir laimim. Sukam ir laimim. Ačiū jums labai. Raudonieji pomidorai, ilgavaisiai, trumpavaisiai, geltonieji pomidorai. Oho! Ačiū jums labai. Ką planuojate išsukti? Nežinau, o ką labiausiai norėtumėt? Agurkiukų, pomidoriukų? Agurkiukų. Sveikos merginos, ką konstruojat, sakykit? Mes čia ruošime fotosieną Anykščių mokyklą. Čia vyks spalvingiausias miesto šventės renginys, dažų mūšis, kviečiam. Labą dieną, žavioji panelė. Iš kokio laikmečio, sakykit, jūs čia atvykot? Atvykom mes pristatyti Antano Baranausko ir Antano Baranausko kelionės Peterburgan. Taigi atvykom iš tolimos praeities. Ir jūs šventės dalyviam ruošiatės visą tai papasakoti, taip?
Taip, pristatom Antano Baranausko ir Antano Vienuolio Šukausko memorialinio muziejaus knygas, suvenyrus ir kviečiam Anykštėnus į muziejų. Kas čia vyksta ir ką aš čia dabar turėsiu išsitraukti? Čia matote ką, ar bent įsivaizduojat? Matau vištytę, matau gaidelį, matau ir pinigėlio yra. O visumoj ką čia matot? Visumoj šventė? Visumoj išvykimo krepšio pavyzdys. Išvykimui kokiam, dėl ko? Dėl saugumo. Tai pasitikrinkim žinias. O galiu kažką laimėti, ar čia kažkas, ar pralaimėti? Kaip elgtis, jeigu dega jūsų butas? Tai susirenku pirmiausia visą saugų komplektą, pasiemu valgyti, pasiemu išvykimo krepšį ir skambinu Martynui, kad užgesintų gaisrą, ar teisingai elgiuosi. Gal pirmiausia skambinat Martynui, kad užgesintų gaisrą? 112. O tik po to jau išvykos krepšį. Jeigu turim šlapę skudurą, užsidedam ar ne, kviečiam pagalbą ir jokiais būdais negrįžtam atgal, jeigu ir kažką pamiršom. Supratot? Jokiais būdais negrįžtam atgal, jeigu kažką pamiršom. Labą dieną, ar galima jūs pakalbinti? Galima, taip. Kuo jūs vardu sakykit? Sonata. Prieikite arčiau, kažką matau, renkatės. Kaip jums šventė? Labai nuostabi, ką tik atėjom, apžiūrinėjom, renkamės. Pirkom ledus, mėgstamiausius pačius iš vaikystės, kurie būdavo mano laikais. Kurių labai laukdavau. Sveikos merginos, kaip laikotės? Sveiki, puikiai. O kaip jūs laikotės? Puikiai. Mačiau kažką skanavote ir dabar pakavojote. Ar gali būti tai tiesa ar ne? Taip. Ir ką čia skanaujate? Mačia. Dominikas. Dominikai, sakykit, ką sako šuniukas? Au, au. Ką sako kačiukas? Miau, miau. O ką sako geležinkelio bėgiais važiuojantis siaurukas? Tuk. Ko labiausiai ieškote mugėje? Šypsenų. Šypsenų. Kaip tikras Anykštėnas, aš tau užduosiu kelis klausimus, tikrai turėsi žinot, kiek laiptukų iki Laimės Žiburio? Oi, tikrai žinau, tai bus 82. 82, taip? Taip. 1000. Taip? Va šito sunkiausio klausimo ir negaliu pasakyti, žinokit, gali būti kokie 86. Kiek sveria puntuko akmuo? 2,5 tonos. 300 tonų. Panašiai, taip? Panašiai. 300, taip? Čia 100% turėtų būti tikrai. 2,5, taip? Kaip manot, kiek vyrų galėtų pakelti? Kokių, nežinau, 50 reikėtų gal. Kiek vyrų galėtų pakelt tokį akmenį? 3 milijonai. Daug. Labai daug. Jeigu išsemtumėm visą šventosios vandenį ir pripildytume ją šaltybaršiais, kiek kilogramų burokėlių reikėtų? O dieve, čia gal... O dieve, taip? Tonų kelių gal. Kelių tonų. Turbūt jau. Kaip galvojat, jeigu Antano Baranausko laikais būtų buvęs tiktokas, ar jis būtų daręs tuos tiktokus, kaip jūs manot? Garantuotai. Garantuotai? Tu daręs, daug idėjų turėjo. Jūs tiktokeris? Ne. O jeigu sutarsim, kad rytoj po šventės ryte ir užlipi ir suskaičiuoji, gerai? Gerai. Geros šventės. Iki rytojaus. Kokio ilgio yra lajų takas coliais? Oi, tikrai nepasakys. O jeigu metrais? Irgi nežinau. Prašom nuvykti, gerai? O kiek yra? Pasakykit. Tai aš pasakysiu ir... Žinokit, nežinau. Gal galėčiau ir aš gauti vieną balionėlį? Galim ir daugiau, galite ir... Ne vieno, žinokit, aš daugiau galiu ir į orą mane pakelt gali. Kaip manot, jaunimas, jeigu Anykščiai turėtų superherojų, koks jis būtų? Skraidytų ir visur padėtų. Spidermanas. Taip. Saugotų visą šitą miestą. Saugotų nuo ko? Nuo kareivių ir viską. Turbūt toks, kur galbūt ir ugniagesys, galbūt ir policininkas, galbūt tas, kuris padeda visiems. Ko labiau laukiate, ar žalio šviesoforo signalo, ar vakarinės šventės dalies? Nu, vakarinės dalies. Visada galima perėti. Ar pati dalyvausite vakarinėje dalyje šventės? Taip, būtinai. O jeigu būtinai, tai kas jau pasirodys vakare? Šito nesigilino, žinok. Sarmata. Yra gandų, žinokit, kad Britney Spears atvažiuoja? Ai, gerai, su jais ir ta. O Britney Spears nedaro įspūdžio? Daro, bet gal labiau Timberlake'o norėtume. O bus?
Kažkokios kalbos yra, kad kaip ir turėtų būti. Teko ir man girdėti žmonės kalbėjo. Kas čia tokia informacija nutekino? Yra kas sakė žmonių, žinokit, ne aš sugalvojau, yra kaip yra. Gal palinkėt norit kažką šventės dalyviam nuo jūsų, kur jūs slėpikė tokie, taip. Geros nuotaikos, gero oro. Gana, nepadauginkim tikrai. Gero koncerto. Gero koncerto, iki, o mes su damom gersim mačą. Čia saulė, čia upė, čia anykščiai, šventė prie šventosios. Tai jeigu šventė prie šventosios, kodėl aš šventojoje?